Labas rytas visiems. Pabandysiu pasidalinti savo skaidrėmis. Ar matote? Taip, viskas matosi. Ačiū. Kaip ir pristatė, bandysiu kalbėti apie tokį sąlyginai naują fenomeną, kuris Lietuvą, taip sakyčiau, užplūdo per pastaruosius keliolika metų, o ypač matomas pastaruosius kelis metus. Tai mano paskaita, jinai padaryta taip, kad bandau palyginti tą informaciją, kuri prieinama socialiniuose tinkluose, informacinėje erdvėje, su vis daugiau mokslo žinių ir tyrimų atliktų šią temą. Nes tam, kad mokslas kažką teiktų ar neigtų, jam jis toks ganėtinai inertiškas reiškinys, jam reikia pirmą matyti problemą, po to sukurti protokolą, po to rinkti medžiagą, po to publikuoti straipsnį ir tik tada yra, kada yra publikuotas, tada galima teikti vieną ar kitą teiginį. Taigi nieko keisto, kad mokslas eina, kaip čia pasakyti, paskui faktus. Tai dabar pradžiai šiek tiek statistikos ir ta diskusija tarp mokslo ir nuomonės, jinai prasidėjo ne dabar, jinai net prasidėjo ne per COVID-ą, kada vieni reikia skiepytis, kaip sako, aš to viruso nematau. Jisai prasidėjo dar prieš mūsų erą, kada vienas iš šiuolaikinės medicinos tėvų, Hipokratas, sakė, mokslas yra nuomonė. Mokslas sukuria žinojimą, nuomonę sukuria neišmanymą. Toks kategoriškas pareiškimas. Bet iš tiesų tai du dalykai, kurie neturėtų būti lyginami, nes mokslas remiasi faktais, skaičiais daugumoje, o nuomonė remiasi dažniausiai emocija. Tai nepalyginamos sistemos, jos abi turi teisę būti, bet neturėtų būti maišomos. Ir mano paskaita remsis būtent faktų ir mitų palyginti. Tai pradžiai šiek tiek skaičių. Yra toks, kaip įvertinti, kuo svaiginasi paaugliai. Tas klausimas yra ganėtinai senas. Ir Europą įsprendžia klasikiniu būdu, kas 4 metai vykdomas SPAT tyrimas. Pastarąjį kartą 35 šalys buvo. Ir čia aš pateikiu 19 metų duomenis, publikuotus 20, nors pernai metais buvo atliktas, bet dar nepublikuotas, jeigu publikuotas, man neteko matyti. Taigi, 19 metų tyrimas pirmą kartą vertino ir elektroninių cigarečių vartojimą. Klausimai yra statistiškai patikimos imtis 15-16 metų paaugliai, tokia graži grupė, neišsibarsčiusi amžiuje. Per visą Europą apie 100 000 moksleivių, Lietuvoje virš 2000 ir 19 metais, pabrėžiu 19, pagrindinė išvada, kad berniukai į tą dalyką lenda gerokai dažniau negu mergaitės, kaip yra dabar, parodysiu kitose skaidrėse, bet tuo metu buvo taip. Ir aišku, smalsu, kurioje vietoje yra tėvynė Lietuva, pagal nors kartą gyvenime garinusių 15-16 metų moksleivių skaičių. Nu, čia kadangi toks daugmaž vienpusis informacijos judėjimas, galiu paklausti, bet negaliu gauti to grįžtamojo ryšio, tai pasakysiu, kad mes esam pirmi. Mes buvom pirmi 19 metais. Kai vidurkis buvo 40% per Europą, mes turėjom 65%. Kažkas negerai yra pas mus, arba su pasiu, arba su paklausu, arba su galva. Tokio pirmavimo praktiškai 1,5 karto daugiau negu Europos vidurkis, tai reikėtų priežasčių paieškoti kažkur giliau. Pagal pastarąjį mėnesį mes į priekį praleidom Monaką, bet pirmoji reakcija daugam buvo, kad taigi žino, čia paaugliai meluoja, ne tik paaugliai meluoja ir suaugę.
Vėlgi, jeigu taip klausytai, tada kodėl mūsų paaugliai turi meluoti daugiau negu latviai, vokiečiai ar prancūzai. Belieka rinktis, ar mes daugiausia garinam, ar mes didžiausi melagiai. Tai toks nemalonus pasirinkimas. Šitas tyrimas lik ir nuėjo, dabar laukiam pereitų metų spado tyrimo, tačiau yra alternatyvi tyrimo sistema, Pasaulio sveikatos organizacija HBSC tyrimas ir tyrė vėlgi čia 21-22 metų tyrimas, kuris publikuotas šiemet. Ir jo skirtumas yra tas, kad jisai skirtingas 11, 13 ir 15 metų grupės tyrė. Tai jeigu žiūrėti, palyginti cigaretes ir palyginti elektroninės cigaretės, tai matom, kad elektroninių cigarečių vartojimas didesnis negu paprastų. Ir šitoje vietoje matom gražiausią išsilyginimą tarp berniukų ir mergaičių. Ir to pirmavimo nebeliko. Tačiau, kurioj vietoj yra tėvynė Lietuva pagal HBSC tyrimą? Deja. Čempionai nesikeičia. Pagal HBSC tyrimą, kad tarp 15 nuo 65 iki 60, bet mes pirmaujame Europą. Nėra ko didžiuotis, bet tokį faktą reikėtų žinoti, kad 2 atskiri tyrimai atlikti skirtingų organizatorių skirtingom sistemom parodė tą patį. Lietuvoje paaugliai garina daugiausia Europą. 15 metų paaugliai garina daugiausia Europą. Iš kur ta mada atėjo? Realiai jinai atėjo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir jie susidūrė su didelė problema, kurios, toks sakyčiau, viršūnė pikas buvo 19 metais. 19 metais ir kaip Europa turi SPAD ar HBSC, tai amerikiečiai turi Monitoring the Future, irgi prižiūri savo paauglius, ką jie vartoja, kodėl vartoja. Ir čia mes matom 20 metais pateiktą 19 metų apžvalgos išvadą, kurią suformulavo profesorė Nora Volkov, nacionalinio priklausomybės instituto direktorė, kuris sakė, kad pastaraisiais metais stebimas spartus paauglių nikotino garinimo augimas yra beprecedentis ir kelia didelį surūpinimą. Džiugina tai, kad ši tendencija mažėja, nors rodikliai vis dar išlieka aukšti. Ką tai reiškia, kad 19 metais Jungtinės Amerikos valstijose persivertė vartojimas ir po truputį pradėjo mažėti. Kuo bus svarbi ta Amerika? Toli, mes čia ne prie ko, svarbi labai įdomių dalykų. Ką jie darė ir kaip jie darė, kad vis dėlto pavyko tą labai greit augantį baubą suvaldyti ir pakreipti mažėjimo kryptim. Priemonės yra labai aiškios. Apie jas irgi pakalbėjau. Kalbant apie patį fenomeną, tai iš tiesų čia kaip paralelinis pasaulis. Žmonės, kurie jau yra suaugę, dažniausiai to nemato arba mato labai mažai. Tuo tarpu paaugliai, jaunuoliai, praktiškai sako, aplinkui vos ne visi garina. O kodėl orientacija yra kodėl toks pasiskirstymas? Būtent tai domino epidemiologus nuo pat pradžių ir 17 metais buvo publikuotas 13-14 metų apklausų tyrimas, kuris atskleidė tokią kraupiai baisią tiesą. Paprasta, bet baisią. 81 procentas jau esamų garintojų, jaunų, pasakė, pagrindinė priežastis, dėl ko jie vartoja, tai yra, kad daug ir labai malonių skonių. Jeigu būtų tik malonus, bet būtų 3-4, paragavai 1, kitą, 3 ir baigėsi. O kai jų yra tūkstančiais, tai paaugliai tiesiog kolekcionuoja tos skonius. Ir jiems įdomu, o to dar nebandžiau, pabandom šitai. Ir būtent ant to paaugliškos smalsumo, ant to, sakyčiau, išlikusio vaikiško potraukio į saldumynus ir skanumynus,
marketingas ir pastatyta. Ir iš tiesų aiškiai pasikeitęs aukštųjų mokyklų studentų prioritetų akcentas. Tai didžioji dalis, 80% iš vartojančių tabako produktus ar nikotiną vartoja į elektroninių cigarečių formą. Ir čia, kaip tai atrodo, nu, ta pačioje dar tas paveiksliukas, kuris buvo Lietuvoje legalus, kol dar pas mus nebuvo uždrausti skoniai, nu, kaip juos uždraudėm patys, žinot. Bet pasižiūrėjus tą paveiksliuką, net man seilė teka, čia taip gražiai viskas atrodo, ir bandelės, ir citrusiniai, ir vynagės, ir bananai, taip ir norisi, nu, kurį čia paragauti pirmiausia. O čia pasirodo yra užpildų reklama. Kalbant apie jaunuosius vartotojus, net juos galima suskirti į tam tikrus amžiaus segmentus ir baisi tiesa yra ta, kad jaunesni žmonės garina daugiau negu vyresni paaugliai. 2,5 karto dažniau nei 25-34 metų asmenys garina iki 21 metų. Maža to, oficialūs tyrimai parodė, kad Jungtinėse Amerikos valstijose vartojimo padidėjimas elektroninių cigarečių yra susijęs su 14-17 metų paauglių, o net ne tai, ką mes vadiname young adults, jaunų suaugusius. Tai yra, tenka pripažinti ir patiems gamintojams karčią piliulę nuryti, kad jų rinka auga nepilnamečių sąskaita. Tai yra asmenų, kurie legaliai negali jų vartoti. Ar tai smarki priklausomybė, ar smarkiai jie pripranta. Nu ką, čia vaikelis nuėjo už kampą, pagarino ir viskas baigėsi. O parėjo namo ir sėdė ramus ir geras, nieko panašaus. 3/4 14-17 metų garinančių paauglių tai darė kasdien. Ne tik kad mokykloje, bet ir namuose, kur nors pasislėpę nuo tėvelio. Jų potraukio ir priklausomybės skalės, kurias galima įverti kiekybiškai, prilygo rūkančių asmenų. Tai yra, kas rūko, tas žino, kad atsibudus dažniausiai yra dilema ar parūkyti pirmą, ar nubėgti pas nykštukus. Ir kas yra renkamasi dažniau, jūs žinot. Tai būtent prilygsta potraukis klasikinių rūkorių arba suaugusių elektroninių cigarečių vartotojų potraukio jėgai. Tai yra, paaugliai prilimpa prie garinimo lygiai taip pat stipriai kaip suaugę. Nebeturi pasirinkimo ir tai yra klasikinis priklausomybės ženklas. Jeigu kalbame apie suaugusius, nors jų yra mažoji dalis, tai nėra abejonės, kad vyrauja tas young adults, jaunų suaugusių segmentas, o net jau virš 30 metų. Tai realiai tai yra ties trečiaja dešimtim amžiaus šita problema baigėsi. Ir kas yra vyresni, jos tiesiog sako, nematau, nes iš tiesų nemato. Skoniai yra virš 15 tūkstančių, kokių tik nori. Ir kaip nekeista, net koledžuose amerikiečiai turi labai gerą statistiką. Didžioji dalis garina su skoniais, atrodo jau ir lyg suaugę, man tai patinka alkoholio skonio. Tai tu apsispręs, ko tu nori, ar tu gerti nori, ar tu pagarinti nori. Tai čia pasirodo galima suderinti. Ir po to galima vairuoti, nes alkoholio žmogus realiai negauna. Man tie skoniai, kas net susintetinti yra ir prieskoniai, ir riešutai, ir kava arbata, ir citrusai, ir vaisiai, ir desertai. Man tai įdomiausia yra krem briulė skonio. Įsivaizduok, tai kiaušinienė skonio galima. Pasirodo yra. Vodkos galiu užsakyti. Aš nežinau, kaip galima padaryti vodkos skonį be vodkos, bet čia ne mano ribotam protui suprasti. Ką sako pasaulis, sako anxiety? Tai čia toks atsakymas tiem tėvam, kurie gimtadienį savo paaugliam perka garinimo įrenginius, vis dar perka, beje, patikėkit. Sako, tik nerūkyk. Tai atsakymas yra toks, kad vaikai ir paaugliai, kurie vartoja elektroninės nikotino tikimo sistemas, turi dvigubai didesnę rūkymo riziką suaugti. Tai ne atpratinimas, tai pripratinimas. Čia kaip pasodinti papūgą ir mokinti jie žodžių, kurių sakyti šiukštu negalima. Papūgai tikrai jas išmoko. Tik neaišku, ar sakyti. Sumaištis lydi visą šitą sistemą, visais jos
kaip sakyti, komercinės sėkmės laikais. Net pats pavadinimas yra labai keistas. Yra du pavadinimai: elektroninės nikotino tiekimo sistemos ir elektroninės ne nikotino tiekimo sistemos. Kuo skiriasi? Nu, paprastas pavyzdys. O aš turiu stiklinę, nežinau, ar patikėsite, bet vandens pasidėti. Ne? Tai yra, čia yra vandens tiekimo sistema. Jeigu aš nuo pat ryto įsipilu ne vandens, spalva tokia pati ir stiklinė ta pati, bet stiklinė vadinsis elektroninė ne vandens tiekimo sistema. Tai yra įrenginys, kuris nekeičia savo jokių savybių, priklauso nuo to, ką jį pils. Ir jau čia prasideda tokia sumaištis. Ir ta sumaištis lydi elektroninės cigaretės visą laiką. Visą laiką. Nu ir va čia tiek tokio pamoksliuko pradžioje užteks ir aš pabandysiu panagrinėti tas pagrindinės pasakas, šiuolaikinius mitus apie elektroninės cigaretės. Ir jie tokie primityvūs, tai yra pirmojo Google puslapio pirmų 3, kaip sakyti, punktų paskaitimų apsiribojantis. Iš tiesų, viskas yra ne visai taip, kaip norima pasakyti. Elektroninės cigaretės naujas išradimas. Kas taip sako? Taip sako paaugliai, kai vos nors suaugę sako, nu, tu man pasakyk, kas yra tos elektroninės cigaretės. Aš tai sako, negi, oi, sakė, čia toks naujas išradimas, tavo laikais to nebuvo. Jis sako, jo, mano laikais to nebuvo. Naujas. Tai va tas jų naujumas. Labai geras pavyzdys yra mano fizionomija. Kaip jums sakys, kad elektroninės cigaretės yra naujas išradimas, tai prisiminkite, kad tas personažas, kuris čia pirmadienį rytą šneka iš pat ryto, yra naujesnis tas elektroninės cigaretės. Aš esu naujesnis ir turiu tam įrodymų, nes jeigu tai pažiūrėt, pirmasis bandymas jas gaminti buvo 30 metais, bet modelis neišliko. Neaišku, jis netgi buvo pagamintas, nes buvo tik tai patentas. Tuo tarpu Herbertas Gilbertas, inžinierius, kurio tėvelis mirė nuo rūkymo sukelto plaučių vėžio, 63 metais sukūrė įrenginį, kad pats save atpratintų rūkyti. Ir tai buvo ne kas kita, kaip visiems žinoma diskotekų naktinių klubų dūmų mašina, į kurią buvo pilamas glicerinas, kuri leidžia dūmas. Tai tiek, kad buvo portatyvinė, maža, ir Herbertas Gilbertas ją garino, va taip pat. Ir metė rūkyti ir pas labai džiaugiasi. Sakė, va dabar aš išgelbėsiu pasaulį ir dar truputį uždirbsiu. Ir 65 metų, kaip matome ant to patento parašyta, rugpjūčio 17 dieną gavo Amerikos patentą. Mano amžinatelis tėveliai patentą, kad jiems gimė toks gimė, kaip aš, gavo šiek tiek vėliau. Tai yra, aš esu naujesnis už elektroninės cigaretės. Nėra ten jokio naujumo. Tik tiek, kad lakstė Herbertas tenai su to patentu pas tabako pramonę, sakė, gaminam, sakė, eik tu iš čia. Nu, ir tas patentas, nu, turi patentą, ir ką su juo daryti, nu, niekam jo nereikės, 40 metų pragulėjo stalčiui. Ir Herbertas Gilbertas 40 metų buvo vienintelis elektroninių cigarečių vartotojas pasaulyje, kol, nors prikūrė kiti daugiau patentų, bet niekas neturėjo komercinės sėkmės, kol gudrusis Honlikas aplankė Gilbertą, sako, kaip čia pasidomu. Nu, kaip sakyti, kūrybiškai pasiskolino idėją, nežinau, kad ten su finansiniais atsiskaitimais, ne mano reikalas. Ką jis padarė? Jisai pridėjo nikotiną, kurio nebuvo pirmoji elektroninė cigaretė. Beje, jeigu pažiūrėt, šitas modelis yra copy-paste nuo Gilberto patento. Jis pridėjo. Ir pridėjo skonius. Ir neaišku, kas čia labiau, ar skonė, ar nikotinas, bet tai davė tokį sprogimą, kad tas patentas, kurio niekam nereikėjo 40 metų, užplūdo pasaulį per kelis metus. Įdomu yra tai, kad 40 pasaulio šalių, tai yra 5/5 valstybių, yra uždraudę šitą taip populiarinamą išradimą. Tuo tarpu, kai tabako pasaulio uždraudus, tabako produktus uždraudus tik viena pasaulio šalis - Butana. Man tai šitų draudikų įdomiausias yra Urugvajus. Tai šalis įdomi, antra, jeigu neklystu, pasaulyje šalis legalizavosi kanapės rekreaciniam naudojimui. Ir sako, kanapės
Gerai, bet elektroninės, ne, jokių būdų. Prohibido. O iš Europos tik Vatikanas. Nu, ten vaikų nėra, arba bent jau neturėtų būti. Pinigai, nu, nepaslapsiu, kodėl buvo atkirpti, kodėl buvo sukurtas, atkirpti gabalėlį pinigų nuo tabako kompanijos. Kiek jie suplanuoja šitie gamintojai, tie gauna daugiau. Kiek suplanuoja, tie gauna daugiau. Po to nustojo skaičiuoti. Vėlgi mes turim žinoti, kad paaugliai, kurie sudaro didžiąją dalį auditorijos, jie perka nelegalų produktą. Taigi čia tai yra aisbergo viršūnė arba netgi ten pingvinukas, kuris nuo aisbergo tupi. Tai yra, nesu aš, kaip sakyti, yra Vilniaus universitetės žmonių, kurių užsiminėja taip vadinama narkonomika. Jie nagrinėja, kiek yra kokie finansiniai srautai vaikšto tose dalykuose ir kaip jie veikia valstybė tos bendrosius produktus. Bet esmė yra tokia, kad pajamos viršijo maksimalius lūkesčius, net oficialių gamintojų, aš nekalbu apie neoficialių. Nu, kadangi jau žinom, kad tai nėra labai naujas produktas, nu, tik truputį už mane senesnė. Tai dabar kita pasakėlė apie tai, kad elektroninės cigaretės nekenkia sveikatai. Sako, nu kur tu matei, kad kažkam pakent? Ne, nesam. Melas. Nėra čia tiesiog. Nėra. Šiaip, kad suvokti, kaip jie veikia sveikatą, reikia suvokti patį principą, kaip gaminas. Pats kūrėjas Herbertas Gilbertas dėjo gliceriną. Kai Honlikas pradėjo platinti, padarė iš to biznį, pantė, kad glicerinas turi vieną blogą savybę. Jis yra brangus. Nu, ir pridėjo propilenglikolio. Kur jūs galite rasti propilenglikolio, kas turi namuose šilumos siurblį, atsukit vamzdį, prisilašinsit pilną. Tai yra skystis, kuris vartojamas šilumos siurbliams. Ir pagal ES, taip sakant, tvarką, 1:1 gali būti 50% glicerino, 50 propilenglikolio. Atlikti tyrimai čia pernai berods Lietuvoje parodė, kad kai kurie mėginiai turi tik 8% glicerino, visa kita yra iš šilumos siurblio supiltas propilenglikolis. Tai būtų pusė bėdos, bet šildami šitie produktai skyla į tokius labai toksiškus junginius. Tiek vienas, tiek kitas. Tai yra formaldehidą, formaliną, kurio kvapas anksčiau buvo naudojamas ir labai įsimenamas, tai yra lavonė, tai teismo ekspertizė, kur kūno dalis fiksuodavo, patikėk, kad kvapas yra toks, kad įsimenė visam gyvenimui. Ir acto rūgšties aldehidas, labai keista, paslaptinga medžiaga, kurios poveikį turbūt irgi daugelis esate patyrę. Tada, kada po gero vakarėlio ryte skauda galvą ir nelabai ten norisi prisiminti, kas buvo. Sako, nu ko man skauda galva, turbūt dar yra alkoholio. Ne alkoholio ten yra būtent acto rūgšties aldehidas, kuris ir daro su mūsų organizmu įvairius negerus dalykus. Tai va tas pats acto rūgšties aldehidas susidaro skylant elektroninių cigarečių užpildų. Jis beje turi ir savo potencialą priklausomybę atskirą per se iš savęs. Kaip tai atrodo? Nu, įrenginys, baterija, talpykla, metalinis. Šildiklis ir skylė garams išeiti. Ir užpildai 15 000 skonį. Paprastas principas būtų toks, nu, čia parodyta, kad glicerino šiek tiek daugiau už propilenglikolį, lietuviškas variantas būtų 8% glicerino, nikotino yra, skonių pas mus nėra, žinote, ne, nu, kaip ten yra. Bet kaip veikia tas, labai paprastai įsivaizduoti. Tai yra, įsivaizduokit keptuvę, padėtą ant šilumos šaltinio, kuri šyla. Tai yra šildomas metalinis, į jį pilamas aliejus, glicerinas propilenglykolis, kuris garuoja, susidaro garą. Ir tada ateina koks nors nabagėlis ir tą kepamą aliejų uos. Tai paprastas veikimo elektroninių cigarečių mechanizmas. Sako, tai čia ne per nosį, čia per burną, kurėmė visą neklūčių. Tai yra aliejingos skysčio kepto garo uostymas. Jis principas yra su visais priedais. Pirmieji pastebėjimai apie sveikatą buvo 16 metais, kad sukelia oksidacinį stresą. Kas tai yra oksidacinis stresas? Tai yra ta streso dalis, kurią galima išmatuoti. Jūs dabar klausot, kodėl čia man pirmadienį iš pat ryto reikia tokių nesąmonį klausyti. Labėva, matau, nervuojasi. Jo stresas yra. Mano stresas yra. Man labai nepatinka kalbėti su savo fizionomija. Aš noriu to feedbacko. Gerai, kad yra nors vienas gyvas veidas, tai mane gelbsi. Labai ačiū, Labė.
Ar galim pamatuoti? Galima, paimam kraują ir pažiūrim, pavyzdžiui, kortizolį. Ir sakom, mano stresas, nu tai objektyviai galima išmokti. Tai va tas stresas pakyla net po ačiū Rasa, ačiū. Labai, labai, labai dėkoja ir vertinu, nes kai šneki su dėžė, taip išprotėja anksčiau negu paprastai. Lėtinis tų elektroninių cigarečių vartojimas susijęs su pastoviai pakilusiu oksidaciniu stresu. Net jauniems sveikiems asmenims. Kai sako, man vienodai, aš jaunas sveikas, man tie tavo kraujospūdžių reguliacijos sutrikimai, man tie tavo krešumai padidėja, man ta aterosklerozė vienodai. Nors ateroskleroziniai procesai kai kuriems žmonėms nuo 16 metų pradeda labai aiškiai formuoti. Ir suaugęs laikai sako, kodėl paaugliai taip nevertina sveikatos, kodėl jaunuoliai. Pasirodo, yra tyrimai padaryti, kad priežasties pasiekmės ryšys formuojasi prefrontiniai žievė, jinai galtinai susiformuojasi 25 metais, kažkurie tiesiog neturi su kuo suvokti, kad taip nereikia pyti. Nereikia pyti. Tiesiog priimti kaip duotybę. Įdomus dalykas. Įdomus dalykas yra traukuliai. Tai yra traukuliai, kurie visiškai nebūdingi klasikiniam tabakui. Nuo pradžių labai visi stebėjęs, kad aprašo, čia amerikiečio aprašyti 305 traukuliai visoje Amerikoje. Lyg ir nedaug per 10 metų, bet kodėl? Jeigu paprastas tabakas neduodas, tai duoda ne nikotinas, kažkas kitas. Ir labai čia skaityti teko, matyti neteko, kol mūsų centro, toksikologijos centro pacientas, 20 metų sportininkas, kultūristas ir užtraukuliavo, namuose užtraukuliavo, greitoje traukuliavo, skubios pagalbos skyriuje traukuliavo. Aišku, jaunas žmogus traukuliai. Iš karto puolė neurologai, neurochirurgai daryti savo tyrimų vaizdinių ir funkcijų. Nieko nėra, puikiausiai smegenys jauno žmogaus. Gal vartoja, ką nors, nevartoja. Mes tikim, bet tikrinam ir turim nedidelę laboratoriją pas save ligoninėje ir pamatėm, ką. Padarėm kraują, radom AB-pinaką, tai yra klasikinis sintetinis kanabinoidas. Būtent šitos medžiagos papildomai yra dedamos į. Ir taip nieko gero neduodančias elektroninės cigaretės. Ir jos sukelia tos traukulius. Ant jų viską dabar nurašo. Ir po to sako, gerai, 4 dienas garino smailą. Vargšas jaunuolis leido save nufotografuoti, matom sukapotą liežuvį iš abiejų pusių. Viena pusė teko su. Tačiau didžiausias bėdas ir mirtis sukėlusios priežastys buvo, aišku, plaučių pažeidimai. Jie net literatūroje mokslinė turėjo savo terminą, EVALI. Ir čia mes matom tokį antrą straipsnį, pirmas buvo 19, 100 jaunuolių, 21 metai vidurkis pacientų, įsivaizduokit plaučių ligų skyrių Lietuvoje, o čia 21 metai. 80% vyrai, labai greitai progresuojantis, abipusis, va čia, jeigu matote, tai va čia yra tie juodi pakraštėliai, kurie gali kvėpuoti, baltas, aišku, dubuota buvo kaip šita mergaitė 18 metų. Kuri, matot, prijungta prie ventiliacijos mašinos ir rašo, aš toj pradėsiu kampaniją prieš garinimą, bet prieš tai reikia išmokti pačiai kvėpuoti. Trečdalis jų buvo ventiliuoti, trečdalis. Ir va čia labai prašau atkreipti dėmesį. 90% jų vartoja THC produktų. Mums THC automatų siejasi tetrahidrokanabinolis su kanapė. Ne? Bet šitoje vietoje, ką jūs galvojate, ten sėdėjo, ten trupino tas kanapės į elektroninį skystį? Ne. Čia kalbame apie sintetinius THC. Būtent sintetiniai tetrahidrokanabinoliai, kurių yra, ir buvo nustatyti testais, nustato lygiai taip pat. Taip kad tas vartojimas su kanapėmis neturi nieko bendro, nors daug kur net mokslinėje literatūroje yra rašoma kanapė, marihuanos produktai. Tai yra sintetiniai kanabinoliai. Plaučiai plyšinėja, kas jau yra labai būdinga. Anksčiau buvo aprašomos tokios kanapės sukelti pneumotokai. Pradžioj vienas plautis, po to kiti 15 metų spontaniai plyšimai. Tai labai reta, bet labai informatyvi patologija, kas darosi su plaučiais. Po to tų straipsnių buvo daug. Aš tik dėjau, kad mokslas šitoje vietoje nėra bejėgis. Jis mato, jis fiksuoja. Burnos pakenkimai. Labai patinka garinimas blogosiam burnos bakterijom. 42% garinančių turi dantenų uždegimus. Aišku, rūkančių turi daugiau, nerūkantis gerokai mažiau. Dabar sprogimai, pradžioje čia rodė kaip egzotika, kad sprogsta. Sako, ir telefonai mobiliai sprogsta. Gali būti, bet šitų atvejų padažnėjo po to, kai tas vadinamas vienkartinės
elektroninės cigaretės, flamasterius. Jaunieji vartotojai pradėjo pasibaigusių galiojimui atidarinėti, tobulinti, prijunginėti maitinimo elementus, toks lietuvių liaudės kūryba. Ir ta kūryba rankų darbo dažniau sproginėjo. Ir tai dabar darosi nebe kazuistika, o dėja jau tendencija. Ilgai trūko, kol trūko mokslinio organizacijų požiūrį. Vieni iš pirmųjų pasisakė kardiologai, Pasaulio širdies federacija, įvertino poveikį elektroninių cigarečių širdies kolegų sistemą. Išvada paprasta, 1,8 karto dažniau serga infarktu. Daug čia ar mažai? Jau keli procentai širdies ligos yra daug, kad čia praktiškai dvigubai padažinėja. Mes kalbame apie jaunus žmonės. Ir būtent kardiologai pastebėjo, kad kai kurie pacientai, kuriems ten vyksta kardiovaskalinis įvykis, jam gydytojai pirmiausia, kas sako, mes rūkyti. Jis pabando, jam neišeina, jis pyksta ant visų, tame tarpe ir ant savęs. Labiausiai aš pagyryti. Bet sako, suprantu, kad negerai. Bet rūkyti mes negaliu, bet aš galiu sumažinti žalą. Ir jisai parūko, biški pagarina. Čia aš biški pamažinu žalą. Tendencija labai aiški. Ką sako mokslas? Mokslas sako, kad čia yra nuo vilko ant meškos. Tie gudručiai, rūkantis garintojai arba garintis rūkoriai, 36% dažniau vėliau serga kardiovaskuliniais įvykiais. Jau geriau, nereikia suprasti, kad aš reklamuoju rūkymą, bet jau geriau turėti vieną blogį, negu bandyti užtušuoti dar kitu. Derinys yra blogiau. Lygiai taip pat yra su plaučių lygom, tiek su lėtinė obstrukcinė plaučių lyga, tiek su bronchinė astma. Lygiai tas pat. Tie gudručiai nukeičia. Labiau. Draudžiama parduoti, nepilnamečiam rašyti apie žalą, ne visur tai yra daroma. Ir drausti naudoti elektroninės cigaretės visur, kur nevartojamos klasikinės. Kodėl? Nes labai dažnai tas pačiu kavinėse žmonės nerūko, bet garina, taigi čia nieko to. Net amerikiečiai, kur ten pas juos viskas paveikslėlės, kad eilinis amerikietis suprastų, tai čia tas 8 sveiko gyvenimo taisyklės, čia viskas aišku. Mankšta svoris, lipidai, kraujospūdis, miegas 8 valandas, nerūkyti ir negarinti. Garinimas pirmą kartą įdėtas į Amerikos širdies asociacijos paveikslinius guidelinus amerikiečių. Pediatrai medicinoje išsiskiria tuo, kad yra labai ramus ir geri, niekad nesinervuojantis tokie specialistai, kaip kiti, charakterio savybės ar chirurgo, ar psichiatro, ar reanimatologo, jos visai kitokios. Pediatrai yra ramiausi. Bet tai baigėsi, kai prasidėjo elektroninės cigaretės. Aš pirmą kartą išgirdau rėkiančius psichiatrus. Jie rėkė, pasirodė. Per 300 metų nebuvau girdėjęs. Ir tada jie pradėjo rėkti, tada pradėjo pas juos vaikus vežti, tai be sąmonės, tai traukuliuose, tai psichozė. Ir jie pirmieji Europos pediatrijos akademija, kurioje, pažiūrėkit, 2 lietuviai, profesorius Sutkus ir profesorius Valiulis, padarė pareiškimą, kad ūminis elektroninių cigarečių toksiškumas yra neabejotinai didesnis nei tradicinių cigarečių. Vis laik klausia, tai kas geriau, kas blogiau. Tai šią dieną yra vienintelis, man prieinamas vienintelis mokslinės organizacijos pareiškimas, kad tai yra blogiau už klasikinę cigaretę. Ir jos nėra saugesnės ilgam vartojimui. Aš visą laiką palieku anglišką tekstą, nes man sako, tu nemoki angliškai skaityti, tu blogai išverti, visą laiką galite pabandyti tai padaryti patys su Google Translate. Taigi, pediatrų nuomonė vieninga. Čia yra dar blogiau negu rūkyti. Kaip yra su psichikos sveikata elektroninėm cigaretėm? Ne kažką, nes tokie vartotojai yra aiškios studijos, jos pasirodė jau praktiškai prieš kelis metus, bet elektroninių cigarečių vartotojai dažniau serga ADHD, kurį dabar labai populiaru, net suaugusiai visą labai mėgsta nustatinėti. Dažniau serga posttrauminio streso sindromu, didesnis nerimas, mažesnis savivertė, didesnis impulsyvumas ir didesnis kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Čia šiuo atveju yra alkoholis ir opioidai. Kaip su psichozė? Kas yra psichozė? Psichozė, kai nuvažiuoja stogas ir atsiveria dangus. Tai žmogus išprotėja tam kartą. 300 tūkstančių studentų, 300 universitetų. Studentai irgi turi psichozę.
būtent su jais dažniausiai mes ir dirbam, nes kaip didžiąją dalį tokių pacientų mato pediatrai. Mes, kadangi gydome suaugusius, tai matom rečiau, bet tai yra dažniausiai jau 18-19 metų. Ir būtent dažniausiai su psichoze. Pediatrai mato įvairesnį spektrą. Ir elektroninių cigarečių gardinimas akivaizdžiai susijęs su psichoze, net atmetus kitus rizikos veiksnius. Mokslas sako, taip, tad belieka pasirinkti, kuo tikėti. Socialiniais tinklais ar mokslu. Labai griežtas, sakyčiau, toks teismo sprendimui prilygstantis įvertinimas apie poveikį paauglių psichikai. Tai yra. Elektroninis cigarečių vartojimas gali turėti įtakos socialinės veiklos sutrikimas, įskaitant prastą mokymąsi ir akademinius rezultatus, padidėjusį agresyvumą ir impulsyvumą, blogą miegą, dėmesio trūkumą, atminties ir pažinimo sutrikimus. Tai, kas yra mokslo pagrindas. Stiprėjusi depresija ir netgi mintis apie savižudybę. Nu, kur toliau? Ko dar? Kažkaip pritilo kalbos, kad čia žalos mažinimas ar mažesnė žala. Metus nebegirdžiu, net pasiilgo, būdavo taip įdomu ginčyti. O dabar viešoje erdvėje nebegirdžiu šitokių, sakyčiau, nieko nepamatuotų, bet daug pasakyti tokių pasakymų. Bet dabar jau mokslas yra. Kas remiasi mokslu, tam viskas aišku. Nes paskutinis toks bastionas buvo kancerogeniškumas, nes tam reikia ilgo stebėjimo. Ir pažiūrėkit, kaip skiriasi pareiškimai 21 metų ir 21 metais. Nors tyrimai tebėra šiek tiek dviprasmiški ir aiškiai priežastis nerimauti. Koks europietiškas priežastis nerimauti. Politkorektiškai. Dėl galimo elektroninių cigarečių ir užpildo onkogeniškumo. Čia žiūrėk, 20 metų delsimo laiką. Tai buvo su tabaku. Tabakui reikėjo 20 metų stebėti, kad pasakyti, kad sukelia vėžį. Tai gali turėti reikšmingų pasekmių visuomenės sveikatos ateityje. Bet nereikėjo 20 metų, nes 22 metais Pasaulio onkologijos žurnalas savo straipsnį padarė tokią išvadą, kad elektroninių cigarečių vartotojai turi 2,2 karto didesnę riziką sirgti vėžiu nei nerūkantis. Taškas. Ir vėžiu jie suserga anksčiau. Diskusija baigta. Šitoje vietoje praktiškai visos sistemos užkabintos, išsiaiškinta. Lieka paskutinis koziris pasakyti, kad tada bent jau mažiau kenkia negu tradicinės. Kodėl? Todėl, kad visi tai žino. Pasižiūrim, kaip palyginti. Negalim pasakyti, kad pusė auditorijos dabar 10 metų rūko, pusė dar 10 metų garina, po to susirenkam ir tikrinam. Negausi dimensinio tyrimo etikos komiteto patvirtinimą šitam tyrimui. Taip, bandė lyginti garus su dūmais. Garus su dūmais pagal 12 tokių labiausiai žinomų medžiagų, elektroninės cigaretės žalios, tradicinės raudonos. Matom, kad visur viskas yra, tik tiek atsmalkės tik tradicinėse, nes ten yra degimas, elektroninės degimo nėra. O propilenglikolė ir dietilenglikolė yra tik tai, kas pačios iš savęs yra toksinės medžiagos, tik elektroninės cigaretėse. Bet yra vienas niuansas, esminis. Metalai. Ir ten yra metalų. Metalai tabako augale yra iš paties augalo, jisai puikiai siurbia iš dirvos tiek trąšas, tiek taršą, tiek herbicidų, kur yra metalai. Elektroninėse cigaretėse metalai atsiranda, aišku, iš to metalinio šildiklio, atomizeris, koilas, taip ten įvadinu. Bet jis yra metalinis, metalų mišinys ir jisai šildomas šildo skystį, kuris garuoja. Principas paprastas, kaip keptuvė. Tačiau kas yra skirtingai nuo tradicinių cigarečių? Dydis. Mažiausiai 3 metalai, alavas, chromas, nikelis elektroninių cigarečių garuose yra suskaldyti iki nanodalelių. Nano 10-9. Tai yra jos gerokai daugybę kartų mažesnė negu tos įprastinės dalelės metalų, kurios nusėda plaučius, ten gadina plaučius, viskas tvarkoja, bet toliau neina. Sėdi plaučius. Nepatenka į sisteminę kraujotaką. Nanodalelės eina kiaurai per alveolių sienelę į kraujotaką, su krauju patenka kur? Visur. Nusėda kur? Kauluose. Dažniausiai kauluose metalai kaupiasi ir būtent ten pasireikš jų lėtinis toksiškumas, kur
kuriam pamatyti reikia 15-20 metų. Tai vat būtent nano dalelės, tas yra skirtumas nuo tradicijų. Kol kas įverčių nėra. 19 teršalų elektroninių cigarečių garuose buvo tokios pačios kaip ir tradicinių cigarečių dūmuose, arba didesnės koncentracijos. Va taip tau. Tų elektroninių cigarečių elementų perkaitinimas ar tas perdarimas savavališkai didina metalų išsiskyrimą aerozolį. Yra netgi padarytas puikus tyrimas. 6 tokie pagrindiniai metalai, kiek jų išsiskiria per 10 patraukimų. Prašom, viskas suskaičiuota. Kur jie nusėda? O ten ir nusėda. Kur jie išeina? Jie neišeina. Tam, kad jie išeina, reikia 10 metų. Tai praktiškai visi yra kancerogeniški. Tam tikrom dozėm. Nuo garinimo nemirštama. Tik jūs mums čia o kiek nuo cigarečių miršta? Čia geriau. Ne. Pasižiūrė. Pirmieji duomenys apie mirtis 19 metų rugsėjį. CDC, ligų kontrolės ir prevencijos centras, Amerikos visuomenės sveikatos specialistų organizacija, jai vadovauja Kariškis, Amerika visuomenės sveikatą tvarko Kariškis, pas mus čia ant plačių moterų pečių civilių uždėta, kad Kariškis su pirštalė, nes tai yra labai atsakingas rytis. Pirmą kartą dokumentuota, kad 450 galimai dėl elektroninių cigarečių pateko į ligonę su plaučių pakenkimais, 6 iš jų mirė. Nu ir prasidėjo sumaištis, kad reiškia possible, gal čia ne prie to, ne. Po mėnesio jau be possible 2026 mirė. Dar po 3 savaičių jau 1900 307 mirė, 17 metų jauniausias. Šiaip aš neįsivaizduoju, kiek reikėtų rūkyti paprastą cigaretę, kad 17 metų numirė. Su elektroniniam cigaretėm tai būna. Ir tada pirmą kartą rasta THC, tai yra kanabinoidai, nebūtinai natūralus, dažniausiai sintetiniai. Dar po porą savaičių virš 2000, 42 mirtis ir apkaltintas vitamino E acetatas. Vitaminas E, kuris daro pasaulį gražų, tai yra nagai, plaukai, oda, pasirodo gali sukelti mirtį. O kaip čia dabar, kas čia per nesąmonė? Labai paprasta. Labai paprasta. Viskas yra sukurta taip, žmogus yra sukurtas taip, ar gamtos, ar Dievo, kas kaip supranta. Kad viskas turi patekti savo keliu. Deguonis turi patekti per plaučius, vanduo turi patekti per burną. Jeigu aš su šitą stiklinę apsiimu, ta prasme, ką apsiimu, neapsiimu, bet tiesiog su tokiu kiekiu vandens, žmogų galima nužudyti, jeigu jis pateks į plaučius. O čia vitaminas, kuris skirtas įsisavinti per viršinį traktą, pateko į plaučius. Jis rodo visai ne taip, kaip ir vanduo į plaučius pateko. Aš galvoju, kad jau lietuvių liaudės išminties virtuvė yra leistis vitaminus į sėdimąją, ne? Pasirodo, bandyti juos inhaliuoti, čia tokia labai, labai pasirodo gaji tendencija, kad reikia įkvėpti, bet sakau, gal tada viršinį traktą per kitą pusę pabandom susidėti, tai gal bent jau ne taip antifiziologiška bus. Tai va tiek ir beje, vitaminas E buvo dėtas sąmoningai, kad pagerinti sveikatą. Pagerino. Jo išėmus vitaminą E, mirtis liovėsi. Sumažėjo. Ką tai reiškia, kad net oficialūs gamintojai, jie dar yra eksperimento stadijoje, kadangi ant kralikų ir kiškučių eksperimentuoti negali, eksperimentuoja ant vartotojų. Tai vat koks tai yra produktas. 3/4 patekusių į ligoninę buvo iki 35 metų, tai yra jaunų žmonių genocidai. Čia tik Lietuvoje tos nesąmonės, kad draudžiama, visur kitur leidžiama, visur kitur mokytojas vaikšto ir siūlo moksleiviams, kad jie pailsėtų. Tokių pasakų tenka girdėti. Vėlgi nepasakų pareiškimą, kad draudimai neveikia, nežinau, kas sakė. Ir jūs turbūt nežinot, kurie taip sakė, bet dabar tyliai jau pusę metų. Čia yra žemėlapis. Raudonas šalis uždraudė.
geltonas, kur yra apribojimai. Tame tarpe ir Lietuvoje. Žino, kad Lietuvoje skoniai ribojami, ne, šitą žinią. Ir negalima gauti elektroninių cigarečių su skoniu, nes oficialiai jų parduotuvėse nėra. Nors yra. Rūdas yra apribotas nikotinu. Kas sureagavo pirmiausia? Pirmiausia, 2 savaitės po pirmos publikacijos, kaip possible, kad galimai sukelia mirtis, didžiausios pasaulyje valstybės pagal gyventojų skaičius, didžiausios pasaulyje demokratijos, kurios rinkimai tik baigėsi, finansų ministrė Indijos, nesveikatos finansų, šitą maloni ponia, sako, mano šalyje šito brudo nebus, nes mūsų biudžetui tai per daug kainuoja taškai. Viskas, baigėsi. Laikraščiai parašinėjo, kaip čia dabar, visa Indija išėjo iš rinkų. Amerikiečiai. Sako, galima viskas tenai, laisvai, jokių problemų, laisva šalis. Pamatė tas straipsnius, jie labai greit sureagavo. Man patiko Massachusetts, tokia universiteto valstija, uždarė 4 mėnesių. Užbanino šios jų guvernorius, sakė, čia mes turim įsiaiškinti, kas čia vyksta, ir įsiaiškinti. Ir kaip vėl po 4 mėnesių leido be skonių. Taip kaip pas mus reikia, kad mes čia pirmieji skonius draudžiam, tai amerikiečiai 19 metais taip padarė. Nereikėtų savinti. Kodėl amerikiečiai? Kaip jau sakiau pradžioj, jie perlaužė tą augimą 19 metais ir tai pažymėjo profesorė Volko savo ataskaitoje. Norėjau paklausti, nuo kelių metų galima garinti Ameriką, bet kadangi feedbacko negausi, to grįžtamo ryšio, kaip aš sakau iš karto, nuo 21. Tai kaip, čia į kariuomenę galima, ženytis galima, vairuoti mašiną turbūt 3 klasėje, ten pas juos galima šautuvą nusipirkti darželėje, o garinti, taip, o garinti nuo 21. Kodėl? Amerika. Jie taupo savo paauglius ir jaunuolius. Ir kas padarė? Donaldas Trumpas. Jis bandė ir drauskonys, NDP, sakė, jūs šitai. Aš, sakė, to padarysiu. Čia savo Twitter'e tuometiniam dar parašė. Bikas, šaunuolis. Atėjo Trumpas, sakė, tas jau kvailys. Atėjo Bidenas, sakė, tas kvailys Trumpas nieko nesupranta, aš viską pakeisiu, viską pakeitė, amžių paliko. Kodėl? Jie galvoja apie savo paauglį ir jaunuolį. Ir nieks net nebandė kvestionuoti. Maža to, jie dar įdėjo papildomus mokesčius kai kurios valstijos, pavyzdžiui, Kalifornija, kad aiškinti visuomenę apie tą. Aiškinti visuomenę apie elektroninių cigarečių žalą, nes tos informacijos reikia, jie reikia nunešti visuomenę, nes vien parašyti mokslinės žurnalus, nieks jų neskaito, praktiškai 0,01% populiacijos skaito, bet informaciją reikia nunešti. Va, ką jie darė? FDA, Food Drug Administration, maisto ir vaistų agentūra. Vien šiais metais 41 baudą civilinė jau skyrė. Ir tai ne keliasdešimt eurų, kaip pas mus 70 eurų, tai nemoka baudų. O nuo pirmos baudos 23 metais jau 104 baudą už legalios prekybos pažeidimus. Jų vadovas Kingas sakė, kad 9,000 neautorizuotų produktų užplūdo Ameriką, dažniausiai iš užsienio. Tai Amerika bijo, nors jie viską riboja, bet jie bijo. Dabar yra kritinis momentas JAV tabako rinkos reguliavime. Mes karštligiškai dirbame. Jie apdėjo baudom, apdėjo apribojimais ir dar labai bijo. O Lietuva ką? Lietuva drąsi šalis, mes nieko nebijo. Walmartas, didžiausias prekybos centras Jungtinės Amerikos valstijose. Iš karto, savaitę po, išėmė iš prekybos, sakė, mes neprekiaujame mirtimi. Mums nereikia pinigų už sveikatą. Ir išėmė. Panašu, kad dar nebankrutavo. Dabar ir kokie rezultatai? Tiek valstybės požiūris, tiek visuomenės, tiek didžiojo biznio požiūris. Va tai tau. Šių metų straipsnis, 22-23 metų tabako produktų vartojimas tarp studentų sumažėjo 1/4 praktiškai. Ir didysis pokytis būtent dėl elektroninių cigarečių užspaudė. Amerikonai jas užspaudė. A mums nereikia spausti. Pas mus draudimai neveikia. Pas juos veikia draudimai, a pas mus neveikia. Nes mes laisva šalis, a jie ne.
galit mane nufotkinti šitam kontekste ir pasakyti, kad badaras prasidėjo, kam čia maksimum. Aš parsiduosiu visiems, kas išims šitą produktą iš savo rinkų. Galit fotkinti, siūsti, interesų. Aš manau, kad tai dėl to, kad savininkai yra buvę medikai, bet nežinau, ten sakė, šalia tam pačiam koridoriui pardavinė kitos, bet šitoj sistemoje nėra ir aš labai sveikinu. Yra į ką orientuotis ir Lietuvoje, ne tik pasaulyje. Pasižiūrim, ką daro kinai. Kinai, kurie užkišo pasaulį šito produktu. Jie suinteresuoti sėkme. Uždraudė internetinę prekybą. Kodėl? Kodėl? Ar dėl tų 307 žmonių, kurie numirė oficialiai Kinijoje dėl garimų? Jie žmonių turi daug. Ne. Dėl paauglių. Nori elektroninės cigaretės? Pasiimi pasą su Mao Zedonu ir eini parduotuvę. Interneto, aš galiu pasakyti, man 16 metų ir aš esu mėlynakė blondinė. Nu, tai nėra sunku. Ne, ten tik tiesioginiai prekybai. Iš Kinijos dar galima ką pasimokyti. Jie uždraudė prekybą flamasteriais, vienkartiniam elektroniniam cigaretėm, pirmieji. Kaip sakyti, pas save neparduoda, bet į kitur eksportuoja. Tu negalėsi nesižavėti. Jie myli savo paauglius, o kitų šalių rūpesti kitų šalių paauglių sveikata palieka kitų šalių vyriausybė. Mes jums duodam, jūs darykit, ką norite, bet pas mus tai neparduodam, nes vaikus saugo. Jie netgi straipsnius apie prevenciją publikuoja pasauliniuose žurnaluose. Apie elektroninių cigarečių prevenciją, kaip tai yra gerai ir kaip tai adolescent, kaip tai paaugliam gerai veikia. Jie iš savo parduodamą produktą riboja pas save, parduoda kitiems, sako, matot, kaip gerai pas mus veikia. Reikia skaityti, reikia mokyti. Australai. Tai tokie žmonės, kurie visą laiką išsiskiria iš bendro konteksto, nepaliauju žavėtis. Australai. Jie norėjo uždrausti visiškai, tačiau kažkas pasakė, o jeigu paskirs gydytojas, yra tokia nuomonė, sakė, gydytojas, tai rimta. Ir nuo 21 metų spalio Australijoje elektroninės cigaretės išduodamos gydytojų receptų. Kiek išdavė, nežinau, panašu, kad nei vieno, bet tu negali sakyti, kad tai yra uždrausta, nes yra galima. Beje, profesorius Veryga bandė siūlyti parlamentui pas mus šitą dalyką, bet net nepriejo iki balsavimo. Tai toks gana populiarus būdas. Ką mes Lietuvoje? Mes uždraudėm garinti balkonuose, mes uždraudėm skonį. Žinote, kad Lietuvoje skonį uždrausti, nebėra skonio. Bet va šitas skelbimas man labai toks skaudus, sakyčiau, pasirašyk boldų, padėk išsaugoti garinimą Lietuvoje. Aš tai galvoju, kad išsaugoti reikia tai, kas yra raudonoje knygoje, ten varlytės, augaliukai kažkokie, gamta. O pasirodo, mes norim išsaugoti pirmą vietą Europoje. Tai yra farizėjiškumas ir melagiena, bet tauta pasirašinėja. Kodėl? Pasirašyk skonį prieš skonį uždraudimą, nes jie supranta, kad išėmus skonį man nebūtų apie ką šiandien šnekėti, jums nebūtų apie ką klausyti. Kodėl taip yra? Todėl, kad lietuvių visą laiką yra prieš sistemą. Mes prieš sistemą. Jeigu yra draudimai, mes visą laiką garbės reikalas juos pažeisti. Mes draudimų nemėgstame. Iš karto atsirado uždraudus skonį, parduotuvę, pasidaryk pats. Pat ir daraisi iš 268, kaip sakyti, pasiūlos. Šis skonį Lietuvoje nėra, bet yra šiaip kažkokie skoniai, kurios, kur šaltibarščius gali, pavyzdžiui, dėti dar kur nors. Kur nori, labai populiarus pasidarė. Ir tai yra įstatymas, kurį ne tai, kad galima pažeisti, už tą pažeidimą net nėra galimybės nubausti. Atsiminkit, amerikonai 104 baudas jie užpaišė gamintojai. Pas mus viskas yra gerai. Ir nereikia sakyti, kad Europa yra politkorektiška ir dėl to nedaro. Belgai su savo tokią toleranciją nuo kitų metų uždraudžia flamastį. Pirmieji, svarsto anglai, prancūzai, Anglija yra priklauso vis dar Europai, nežinau, jie dar neapsisprendė. Tai yra, jau yra tokių, Lavija žiūri laikrodį, žinau, spėsiu. Jau yra pavyzdžiai Europą. Būtent vienkartiniai, būtent šitai, kur vaikam dar ir spalvas, pažiūrėjau, kokios spalvos. Man norisi pažaisti. Galimas mažina riziką, melas, didina. Lygiai taip pat, kaip nėra įrodymų, kad padeda mesti rūkyti.
Nors dabar jau atsiranda straipsnių, reikėtų ko gero, yra pora studijų, kad atsisakant rūkymo efektyviau negu pakaitinė terapija. Tas tiesa. Bet tai nevertinant žalos. Skirtas tik nikotinui ir kitiem legaliam. Ir nieks nieko daugiau papildų nededa, tikrai, patikėkit, čia melas. Dar 16 metais Amerikos Surgeon General, tas visuomenės sveikatos specialistas, nors jis surgeon chirurgas, bet čia nuo pilietinio karo tokia išliko tradicija. Leidinyje skirtam elektroniniam cigaretėm prašo, kad įrenginys gali būti naudojamas nelegaliom psichinėm medžiagom, tame tarpe sintetiniam kanabinoidam. Nuo to bus 10 metų, kaip apie tai rašo mokslas. Kad smailai, toks pavadinimas, smailas. Kaip sakė Žemaitijoje, tručas vadinasi. Bet šiaip smailas, tručas gali būti dedami į elektroninės cigaretės. 19 metais Amerikoje 5% vyresnių klasių moksleivių garino su šitais, su techniniais, va iš ten buvo mirtis, juos užtrumpino, vitaminą E užtrumpino ir mirtis praktiškai išnyko. Lygiai taip pat tirtas labai įdomus 12-17 metų segmentas, 15 tūkstančių, tie, kurie garino su sintetiniais kanabinoidais, tai jau vokšte, plaučiai neprasideda staigiai, girdis jau prieš tai, bet tai rodo, kad tai yra didesnis pavojus negu pačios elektroninės cigaretės iš savęs. Lietuvoje ką mes turim? Pas mūsų oficialūs gamintojai veža jau su tetrahidrokanabinoliu, bet sako, atsiprašau, mes nežinojom, kad čia mūsų atvežė, mes užsakėm vieną, mūsų atvežė kitą. Žmonėm reikia, aišku, tikėti. Bet dabar jau tai yra perėję į kriminalinės struktūras ir tai rodo, kokie yra srautai. Ir kad jau vaikams nereikia pirkti skonio skirai, viskas jau būna paruošta, tu tik pirk jau gatavą produktą. Čia mano nuotrauka tokia nevykus. Yra užrašai D8, D9, D10, CBG. Tai yra sintetiniai kanabinoidai. Nusipirko berniukas, įlašino 5 lašus, išdaužė namus. Tai gali iškvietė pareigūnus ir greitai atvažiavo pas mus psichozėje. Išvada buvo per daug įlašinti, ne tai, kad daugiau nelašinti. Pasiėmė savo buteliuką, kuris yra jo nusavybė ir išvyko namo. Kainuoja kapeiką. Kainos yra nusikalstamai žemė, brangesni būtų, gal mažiau pirkti. Tai rodo, kad pasiūla didelė, paklausa didelė ir problemų pardavinėti nėra. Tačiau yra būdų, kad pareigūnai, kurie nori, jau yra specialiai, žinau, kad čia bus socialiniai darbuotojai, yra skystis, kurį vartoja jau kai kurie pareigūnai, kai kuriuose miestuose, kad įlašinus į tą buteliuką, iškrenta mėlynos nuostatos, jis yra sintetiniai kanabinoidai. Profesorius Danila, profesorius Kubilius, 2 tokie savo sričių specialistai, pulmonologas, kardiologas, pasakė, kad po 10-20 metų turėsime tragiškus sveikatos rezultatus. Kodėl? Todėl, kad jie žino, kad yra ūminis toksiškumas ir lėtinis toksiškumas. Ir aišku, čia visi, kad vaikai pas medikus, sąmonės, pasipylė kada? Ne tada, kada atsirado elektroninės cigaretės, kada buvo pradėtas dėti sintetiniai kanabinoidai. Būtent su jų atsiradimu ir paplitimu, tas jau savaime blogas reiškinys pasidarė ypatingai pavojingas. Jau paruošta viskas čia, pramoninė gamyba vyksta, nesukelia priklausomybės, pagarina ir numečia. Aha. 40% pabandžiusių garinti tampa kasdieniais garintais. Tai yra viena iš labiausiai prilimpančių medžiagų, labiau negu, heroinas, kokainas, negu alkoholis, žymiai daugiau. Pirmasis bandymas, smalsumas, pasiūlo vienas iš 4 artimiausių draugų ir dažniausiai tiesiog iš smalsumo, o po to jau tas marketingas mokyklose vyksta per bendravimą. Sukelia priklausomybę, tai yra pasaulio sveikatos organizacijos išvada ir daro žalą. Nereikia turėti iliuzijų, jos sukelia priklausomybę. Dviprasmiškumų negali būti. Nekenkia aplinkiniams. Taigi čia. Gražiausias tyrimas, fantastinis padarytas. Tirtas žmonių, kurie gyvena su garintojais, patys nei rūko, nei garina šlapimas. Ir ten rastas tabakui specifinis hidrozaminas. Vėžį sukelianti medžiaga. Tai yra tie gražūs dūmeliai. Atneša biški vėžiuko. Taip yra. Užpildas yra nepavojingas. Šitą informaciją vis dėlto tikiuosi, kad vaikų nėra, jeigu yra, nutraukit nuo ekrano. Nes kartais pasisodina vaikų klausyti. Ne, vaikus dabar nuimkit nuo ekrano.
Kodėl? Todėl, kad aprašyta 26 atvejai 31 pacientą amerikiečių žurnale, kurie išgėrė savižudybės tikslu, tos skysčius užpiltus su nikotinu. Kas čia atrodo, taigi ten bananai avietės, nieko panašaus. Nikotinas tokiam koncentracijom yra labai toksiškas. 11 iš jų mirė. Labai baisus procentas. Taigi tas pats skystis iš savęs, jis yra kaip granata namo. Neturėtų valiotis bet kur. O jeigu vartosiu legalius užpildus, bus gerai. Nu ne, 14% patekusių ligoninės vartoja tik legalius. Ir tas būtent glicidinio ir propilenglikoliio skilimo produktai savo padaro. Nieko nesiskiria elektroninės cigaretės ir šildomas tabakas. Aš galvoju, kad čia taip žmonės netyčia maišo. Pasirodo, Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad tai skirtingi produktai ir tai nėra tas pats, kaip dažnai nurodo tabako ir jos pramonės šakos. Kodėl? Todėl, kad vienas iš šildomų tabako produktų yra gavęs ten savo tą modifikuotos rizikos vertinimą. Ir elektroninės cigaretės irgi bandėm, nepavyko, tai jie yra du produktai, tai šildomas tabakas ir snusas, kurie gavo tą modifikuotą. Tai nėra žalos mažinimas, jokių būdų, bet tai yra modifikuota rizika. Mažina taršą elektroninės cigaretės. Taigi nėra nuorūkų. O kas yra? Kur dėti tą pačią cigaretę, kai jinai baigia? Tu negali išmesti jos į baterijas, nes nėra baterijos, nes tai yra ir nikotinas, ir stiklas, ir plastikas. Tu negali išmesti paprastą, nes yra baterijos. Tai kur dėti? Kur dėti? Reikia specialių konteinerių. Nes yra sunkiai metalai tose baterijos. Ir nikotinas pavojingas nuodas. Turi būti konteineriai. 18 metais jau žadėjo, kad bus konteineriai, jų vis dar nėra. Net Lietuvos spaudoje yra sureaguota, taip sakysim, maža šiukšlė, milžiniška žala, atkreipkime dėmesį, tik tiek, kad tais dalykais rūpinasi klasikinio tabako spaudos atstovai. Tai čia nieko keista, labai man patiko, kad jau pradėjo kapotis dėl pinigų. Pinigų netikimo sistemos įtaka sveikatai, visos sistemos veikia panašiai, visos. Nėra nei vienos, kuri būtų vertinama kaip žalos mažinimas. Nėra. Žalos mažinimas tabakui yra neįmanoma. Lygiai taip pat, kaip sako, kad man daktaras sakė, kad aš negaliu mesti rūkyti ar garį, nes jau labai senai rūkau ar garinu ir todėl man bus blogai, jeigu aš mesiu, tai tada reikia arba pasitikrinti klausą, arba keisti gydytoją, nes iš tiesų mokslas yra įrodęs, kad bet kada nutraukus rūkymą yra ne tik sveikatos, bet ir finansinio, bet toks amerikoniškas argumentas. Viskas, baigiau savo pliurpalą, visos medžiagos yra nuodai, nėra ne vienos, kur nebūtų nuodas, tik dozė daro medžiagą nuodą, sakė Paracelsas, šiuolaikinės medicinos tėvas, kuris buvo Vilniuje 2 kartus ir savo užrašuose rašė, kad negerai rašė mano miestas, sakė, kad miestas labai nešvarus, o miestiečiai pernelyg daug geria. Ačiū visiems. Ačiū labai, Robertai. Ačiū, bet mes dar jūsų nepaleidžiam. Turėsime pusvalandį diskusijai, nes klausimų yra tikrai labai daug ir tokia pirmoji refleksija. Aš taip jaučiuosi, pasirodo, turbūt daugelis iš jų, iš visų žmonių, kurie mus stebi, o mus stebi net 1500, mūsų gretos tik didėja, nes tai rodo ir temos aktualumą, ir aišku, norą ieškoti. Gal man reikėjo kandidatuoti į Europos parlamentą, būtų štai praėjęs. Žinokit, kada, truputėlį reikės palaukti ir kitai kadencijai galite bandyti. O kol kas mums jūsų reikia čia ir dabar. Robertai, tai tokia bendra refleksija. Antiek liūdna, kad net klausimų nekyla. Bet tų klausimų, aišku, yra. Tai vienas iš tokių gal ir į pabaigą, jūs irgi pabaigoje apie tai užsiminėte, bet kažkas čia bando išteisinti tuos hits. Kaitinamą tabaką, sako, ar čia yra taip pat blogai kaip veipinimas? Čia jau man dabar atsakinėti? Taip, aš dabar jau su jumis mes bendraujame, mus klauso mūsų žiūrovai. Sakys, kad žinot, iš 2 blogybių protingas žmogus renkasi mažesnį. Neprotingas renkasi didesnį, išmintingas neima nei vienos, o lietuvis dažnai pasiima abi. Kodėl? Aš nežinau. Ir ten nėra gerai. Tai, kad vienas yra mažesnė blogybė, nėra gerai. Tuo labiau, kad palyginamųjų studijų nėra. Lyginant klasikinės cigaretės ir toksiškumą ir elektroninės yra Europos pediatrų akademijos vertinimas vienareikšmis, vienus vartus, bet tai nereiškia, kad pediatrai reklamuoja rūkymą.
Robertai, labai daug kalbėjote būtent apie tos skonius, nes jie yra tas didysis velnias, ar ne, kurį panaikinus ta problema stipriai subliūkštų. O ką daryti? Vat sako, kaip tie draudimai neveikia? Va toks klausimas yra, kaip atgrasyti jaunuolius nuo to rūkimo? Ar tai toks tampa mados, pritapimo iššūkiu? Vienas dalykas skanu, kaip sakot, patrauklu, ar ne, bet norisi pajausti tą tokį saldumo, kažkokio tokio malonumo jausmą, bet socialiniai dalykai, vat, visi daro, aš noriu būti toks pats, aš nenoriu būti kažkokia balta varna ir panašiai. Toks psichologinis dalykas, bet gal jūs galėsite pakomentuoti. Aš galbūt darausi paranojiškas senatvė, labiau paranojiškas negu prastai, bet man atrodo, kad tie visi norėjimai, nenorėjimai yra labai, rinka yra formuoja, pasiūla formuoja pasiūlą. Ne? Ir man yra tekę dalyvauti vienoje darbo grupėje, kur ten buvo tie visi skonių ribojimai ir porą metų karts nuo karto ten susitikom ir man labai taip atsivėrė akis, kaip sakyti, kas yra kas ir kaip dirba, pasakė, darykit viską tik tai, ir tie oficialūs, neoficialūs lobistai sakė, kad darykit viską, tik nelieskit skonį. Nes jie puikiausiai supranta, kad išėmus skonius su Herberto Gilberto glicerinu čia reikalai nepaeis. Nepaeis. Tuo labiau, kad dabar vėl atsirada tas nikotin free užpildai, bet jie visi būtinai su skoniu, nes žinot, kaip mano vienas bičiulis sakė, puikus ženklas yra žuvis. Toks išmintingas, sakė, protas šaltas, nardo situacija, išsisuka iš visur. Grakštus, elegantiškas. Vieno dalyko nesupranta, sliekas negyvena vandenyje. Čia yra tas sliekas, ant kurio puikiausiai kimba. Pažiūrėkit, tie paaugliai, kurie atrodo kaip suaugę, nori būti vertinami kaip suaugę, ten ir elgesi kaip suaugę, iš tiesų turi savyje mažą vaikelį, kuris sako, man saldainių su raudonu popieriuku ir blizgučiu, kad saldu būtų ir saldu viską. Ir dar, kad kvepėtų braškėmis, viską. Tai Robertai, mada ateina čia tokie šalutiniai dalykai, ar ne, ten kažkas daro, nedaro, nes masė susiformuoja tik tai dėl to, kad tai, kaip sakote, skanu, labai paprasta. Užpildyti va tokį vidinį mažą vaikiuką. Taip. Kitas klausimas. Kaip sekasi su naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų atpažinimais? Jūs aiškiai padarėte namų darbus. Namų darbų man net nereikėjo daryti, mes turim nuostabią auditoriją, 1500 prisijungusių ir mus stebinčių, susidomėjusių žmonių, kurie užduoda nuostabius klausimus. Jeigu būtumėt uždavo šitą klausimą prieš 2 savaitės, tai aš būčiau čia plėšęs į savo likusius plaukus ir rėkęs, kaip čia dabar Lietuva vienintelė šalis Europoje, kuri nenustatinėja psichoaktyvių medžiagų biologinės terpės, tai yra kraujas šlapime seilėse. Nors turim įrangą, turim žmonės, įstatyminė bazė neleidžia vežti standartų, bet prieš 2 savaitės Lietuvos Respublikos Seimas priėmė pataisą, kad jiems jau leidžiama tai daryti, nes nors nuo 14 metų čia tas projektas vyksta ir Pirkoje ten su įvairiais turim puikią įrangą, turim puikių žmonės, tačiau realiai mes nežinom, ką vartoja vaikai. Ir kaip juos pagauna, sako, dabar mes tave nuvešim į ligoninę, tau paims kraują arba sisiuką ir aš žinosiu, ką tu vartoji. Vaikas sako, ką, važiuojam, nes jie tai žino, kad nieko nenustatyti. Jie žino, kad jūs nežinot. Jie žino, kad ir jūs nežinot. Ir mes nežinom. Visa Lietuva nežino, ką vartoja mūsų vaikai. Visa Lietuva nežino. Iki šiol nežino, bet dabar jau sudarė sąlygos, kad ko gero, bus įmanoma, nes mes vieninteliai Europoje neturėjom. Dabar tų medžiagų yra 950. Rytoj išeina šių metų ataskaita ir aš manau, kad mes pasieksim 1000 Europą. Mes nustatom dviženklį skaičių. Apie ką mes kalbame. Mes klaidžiame tamsybėse, kaip ežiukas rūke. Ir kalbėti, kad jie čia vartoja tą ir kad mes čia kontroliuojam situaciją. Tai nežinant, ką vartoja, tai neturi teisę taip kalbėti, bet aš tikiu, aš nepataisomas optimistas, šiaip kvailas, bet aš tikiu, kad mes buvom paskutiniai pagonys Europoje, būsim paskutiniai, kurie vis dėlto pradėsim nustatinėti biologinį kelią. Robertai, kitas toks dalykas, kalbame apie tą valią, ar ne, politinę valią uždrausti pagaliau
tuos skonius, tuos visus veipus ir taip toliau. O kalbant apie savo mažą ratą, pavyzdžiui, jeigu mūsų rate yra paaugliai, nu, kurie veipina, kurie rūko tas elektroninės cigaretės, tai klausimas yra vat toks. Tai kaip elgtis, bendrauti, kaip prieiti prie to savo vaiko iš savo to artimo rato? Ar visiška nulinė tolerancija, ar pradėti, pavyzdžiui, nuo mažinimo kažkokį pokalbį, kad gal, kaip sakėte, nes statistika siaubinga, ar ne, ten kasdien rūkoma, ne tai, kad kažkada per kokią tai progą ar pasitaikius gerai nuotaikai, tai yra nuolatinis dalykas. Kaip jūs galvojate, kaip pralaužti tą ledą su savo artimais vaikais? Nu, mano vaikai jau peraugė, bet man neramu, mano anūkė jau lanko ugdymo įstaigą, tai aš sakiau, jeigu jau jinai į mokyklą ir situacija nepasikeis, tada eisiu į pensiją ir su beisbolo lazdai su mokyklą ir paskui. Nes iš tiesų ta situacija, ta pasiūla yra labai, labai išradinga ir tokia, nu, kūrybiška. Bet tas mažinimas, tai čia, žinot, kaip sako, kaip katinų uodega kartą, ar gabaliukas, ar iš karto. Tai čia tas kapojimas gabaliukais, tarsi, jeigu tai yra priklausomybė, jeigu yra šiaip eksperimentinis vartojimas, yra tiesiog nutraukti, jeigu yra žalingas vartojimas jau sunkiai, tai jau reikia kalbėti su specialistais, kurių yra, jeigu yra priklausomybė, irgi yra galimybė. Ir aš tikrai žinau, kad kai kurie vaikai būtent dėl to patenka į 3 šiuo metu Lietuvoje esančios priklausomybės gydymo stacionarus paaugliam nepilnamečiam. Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Kaunas turi netgi tokį, ne tai, kad dienos stacionaro, pastovų stacionarą, labai gerai viskas organizuoti, bet vietos visas pilnas. Bet jeigu tai yra tik pradžia, tai aišku, reikia nutraukti. Reikia nutraukti visom teisiškai manomom priemonėm. Kas nori ieško būdų, kas nenori ieško priežasčių. Kaip tik kitas klausimas irgi visiškai seka mūsų ir jūsų tą atsakymą apie tai, kur kreiptis. Tada, sako, vaikui yra konkrečiai 13 metų, jis vartoja tas psichotropinės medžiagas, o ką daryti, kur tos pagalbos, o dabar savo tą vaiką, kaip sako, teisinės priemonės, imu už parankės, ką mes darom toliau. Šitoje vietoje, vėlgi, jeigu būtų prieš kokius 5 metus, sakyčiau, nežinau, bet dabar tai yra labai, labai aiški sistema, kuri galbūt neveikia taip, kaip norėtųsi, bet veikia vis dėlto, tai yra, neveikia taip lankščiai ir greitai, kaip norėtųsi, bet jinai yra. Ir jeigu mokykloje tai yra visuomenės sveikatos specialistai, psichologai, galų gale šeimos gydytojai visi žino, ką daryti, jie bando patys, jeigu norės nukreipti. Yra paauglių ir vaikų psichiatrai, kuriems esant reikalų šeimos gydytojas gali nukreipti. Yra, kas nori, randa būdų, kas nenori, ieško priežasčių. Dabar jau yra, bet aišku, galima daryti viską pagal Facebooką, tai, per kitus socialinius tinklus, bet vis dėlto geriau kreiptis specialistą. Lietuvių tai yra sunkus dalykas, pasitikėti medikais, bet ko gero šitoje taip pat. O ką manote reikalingi, pavyzdžiui, mokymo įstaigose priklausomybių konsultantai, kad būtų toks Aš nežinau, ar jie būna mokymo įstaigose, bet jie yra ir tai yra, didelis žingsnis į priekį, nes keli metai jie Lietuvoje yra. Ir toks pasaulinė patirtis rodo, kad tai žmonės, kurie neturi medicininio ar psichologinio išsilavinimo, bet tiesiog po tinkamų mokymų jie būna pirmieji tie, kurie kartais jų tas toks pokalbis su neapsisprendusiu žmogu, jis padėms suformuoti motivaciją. Priklausomybių gydymas, žalingo vartojimo gydymas, žalingo vartojimo nereikia gydyti, priklausomybės reikia gydyti. Nėra problema. Problema yra motyvacijos sukūrimas. Robertai, kaip jūs žiūrite į tą tokį grasinimą, pavadinkim, tokią metodiką, truputėlį jūs rodėte ir per savo paskaitą, tai tas formaldehidas ir tas acto rūgšties aldehidas, kai sakome vaikams ar paaugliams kenkia, tai jiems tas kenkia žodis, tai yra nieko oro vertės. Bet kai pradedi rodyti labai konkrečius atvejus, ar ne, ir kaip ir jūs rodėte, ir štai ir mirtis, ir labai konkrečios nuotraukos su konkrečiais vaikais, paaugliais, kas jiems nutiko, kaip tai veikia jų kūną, kaip tai veikia jų sistemą, visą kvėpavimo, smegenis, ar daugiau reikėtų trupučiuką to tokio pagrasinimo. Turbūt kaip ant tų cigarečių dabar tos nuotraukos. Ar veiksminga būtų tokia taktika? Tas skirtingos grupės amžiaus turi skirtingą tą prevencijos, kaip sakyt, kryptį. Ir jeigu ten pradinukai ir pirmosios
pagrindinės mokyklos klasės yra išimtinai sveiko gyvenimo nuostatos, tada pagrindinė mokykloje kaip sakyti, nuo 7-8 klasės jau rekomenduojama kalbėti, nes jie jau turi informaciją apie tai, kaip yra gerai elektroninės cigaretės, tačiau tada objektyvios mokslinės informacijos apie pašalinį poveikį pateikimas, ne gąsdinimas, o mokslinės informacijos pateikimas yra vertinamas kaip prevencinė priemonė. Nes jie iš tiesų nežino, net apie mirtis jie nežino, kartais tokie, man kartais vis dar pasitaikiusiais moksleiviais bendrauti, aš, kaip sakyti, dirbu tik su suaugusiais, bet sakau, iš kur tu ištraukai, šaltinė galit pasižiūrėti. Ir yra labai, šiaip, šita prevencija yra labai pritaikyta paaugliam, yra amerikiečių daug gerų puslapių, 3 geri puslapiai su cigarečių poveikiais, labai aiškiai ir schemos, ir netgi filmukai. Ilgą laiką Lietuvoje nebuvo, aš vienos organizacijos, kuri čia už tai lyg ir atsakinga prevencijos puslapį įsijungiau, pamačiau savo fizionomiją, su profesoriumi tokiu diskutavom apie elektroninę, tai čia nesąmonė, čia ne prevencija. Mes tokie dinozaurai tam atrodom. Bet jau dabar atsiranda pavieniai pavyzdžiai, vienas yra netgi toks rajonas, aš labai man patiko, pasidaręs puslapį, Perūko vadinasi, man patiko, labai sveikinu, jeigu čia tų žmonių yra iš to regiono. Nes mato, kad nėra centralizuota ir pasidaro. Tai ten neturi būti daug informacijos, bet basicą galima sudėti. Vėl klausimas toks praktinis. Negaliu pasakyti, kas užduoda, ar kažkas iš tų, kas vartoja, ar tiesiog iš aplinkos, ar iš socialinių darbuotojų. Koks ryškus skirtumas tarp kaljano ir elektroninės cigaretės? Ir aišku, kad suprantama, kad čia būtų kenkia sveikatai, bet vis tiek žmonės nori suprasti tuos ryškius skirtumus. Kaljanas yra tokia metodika, kai naudojamas tabakas. Ne? Tabakas arba kažkokios augalinės žaliavos. Dūmas yra šaudamas, eidamas per vandenį ir kažkokius žmonės galvoja, kad jisai apsivalo, nežinau, kas apsivalo, bet kaljanai skiriasi. Tie kaljanai, kuriuos parsiveža mūsų turistai, jie visi yra su didžiaja dalimi, yra ne su grotom, metalas garuoja, bet netgi su aliuminio folija. Aliuminis yra vienas iš labiausiai neurotoksiškų metalų, jisai šildamas puikiausiai garuoja. Ir jo toksiškumas kaljano, pavyzdžiui, insulto rizika kaljano yra maždaug 4 kartus didesnė negu prastų cigarečių. Nėra stebuklo. Ko skiriasi, ten yra degimas, čia yra elektroninis garinimas. Ten yra natūralių, nes čia yra pildymas elektriniu būdu. Vis tiek patenka tas pats brūdas, kaip jūs sakote, į mūsų organizmą, ar taip, ar taip. Kodėl gydyti paauglį nuo priklausomybių reikalingas jo sutikimas? Ar galėtumėte šį pakomentuoti klausimą? Aš visą laiką dėkoju Dievui ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai, kad aš nedirbu su paaugliais, nes tai yra sudėtingas darbas. Ir iš tiesų tie visi apribojimai kartais padeda, kartais kai kurios situacijose labai apriboja galimybę. Čia reikėtų paklausti sveikatos apsaugos organizatorių, ne mane. Robertai, čia vėlgi tokia, pasidalinimas savo ir patirtim. Vieno iš mūsų žiūrovų, kurie stebi šią konferenciją, sako, dirbu su vartojančiu jaunimu ir padedi jaunuoliui susivokti, kad jis priklausomas, organizuoja vizitą į priklausomybių centrą, tada ateina ta diena, kai reikia važiuoti, jis sako, aš nevažiuosiu ir toliau vartoja. Tai kaip sako, ar bus galima padėti tik tada, kai pats norės, nes tas jų noras ima ir išgaruoja, kaip tas veipo dūmas. Jeigu mes kalbame apie priklausomą žmogų, ar tai būtų pilnametis ar nepilnametis, tai tikėtis šio pastovios motyvacijos negali niekas, kas nors kiek susipažinęs su priklausomybių, kaip sakyti, esmė, jinai yra tokia, segmentinė, pavadinkime, taip nepastovi, tai čia nieko keisto. Bet yra kitų būdų, kaip sakyti, daryti įtaką. Vis dėlto kaip sako skandinavas, vartojimą reikia daryti sunku, sveikimą daryti maksimaliai lengva. Vartojimas turėtų būti apsunkintas, nes kaip dabar tai
iki absurdų prieina. Tai. Kaip tik apie... Mokyklos bendruomenė labai daug gali iš to. Labai daug. Tie, kurie sako, pas mus viskas gerai, tai iš ten reikia bėgti, bet tie, kurie stengiasi, kaip sakyti, kad mes bandom tą, dabar aplamai atsiradė yra naujų priemonių. Aš nustebau pats, pamačiau berods Kretingoje prieš porą mėnesių tos daviklius, kurie reaguoja į elektroninių cigarečių garus. Dabar jau daugelis miestų, Klaipėda, man atrodo, Joniškis turi gimnazijos, tai labai, labai, ta prasme, ta kontrolė tiem, kas nori, yra prieinama. Kaip tik apie atsistatymą sveikatos irgi yra klausimas. Jau nutraukus vartoti tas elektroninės cigaretes, kaip ta sveikata atsistato, kiek trunka, kaip sakot, galime palyginti ir ne kiek pavartoji tik tai, o kiek po to tas organizmas turi laiko ir jėgų sueikvoti, kad gražinti ir iš vis ar gali 100% gražinti. Tos klausimas, kurį aš galiu tik savo nuomonę pareikšti, neteko skaityti kažkokių mokslinių tyrimų, galbūt dėl to, kad dar yra nesurinkta kritinė masė žmonių, kurie atsisakė ir jau gali būti mokslinio tyrimo objektas, nes dar pati priklausomybės problema netaip seniai yra keliama. Metalų tai tikrai neiškrapštysi iš karto nutraukęs, tiesiog jų mažiau kaups. Jau logiškai. Bet psichikos sutrikimai, kuriuos man teko stebėti, tai jie yra ilgai grojantis ir psichozės turi didelę riziką perėti į tokias ligas kaip šizofrenija. Apie tai daug darbų yra. Medžiagų sukeltos psichozės labai didina būtent šizofrenijos riziką ir niekada negali žinoti, kada ta galimybė pasireikš. Galbūt polinkis buvo, bet tas trigeris ir buvo tas vartojimas. Apie tas gydymo vietas, jau jūs pažymėjote, kad jų trūksta ir jų beveik nėra ir tą patį štai sako ir vienas iš mūsų stebėtojų, žiūrovų, sako, tai kaip pakomentuotumėte, kad problema jaunuolių tarpe tik didėja ir visi tai pripažįsta, o tos vietos neguminės jų nedaugėja. Jo, ir čia, aišku, galima problemą spręsti keliom kryptim, tai yra mažinti paklausą arba mažinti pasiūlą. Tai kol kas, man atrodo, kad pasekmių gydymas yra netgi labiau kažkaip struktūrizuotas negu tas pasiūlos mažinimas. Nes visą, ką padarėm, tai padarėm tą skonių draudimą, kuris yra pasityčiojimo objektas ir nieko daugiau jis yra neverta. Ir nepanašu, kad ten kažkas keisis, bet tai, kada prieš kelis metus nebuvo ne vienos vietos stacionare paaugliams, nes buvo manoma, kad vaikai neserga priklausomybėm, tai būtent elektroninės cigaretės padarė tai, kad jau dabar tai nebediskutuojam vis dėlto. Išplėtus, aišku, galimybės, tai daugiau būtų, norėtųsi daugiau, bet ne vien šitą kryptim reikia eiti ir galvoti, kodėl pas mus prieinama taip lengvai. Užkirsti kelią tai pradžiai. Aišku, kad ta pasiūla visiems turėtų būti kažkiek kontroliuojama. Tiek legali, tiek nelegali. Tai stabdo skonį, tai kaip parduodame. Toks klausimas, ar suaugusių ir paauglių priklausomybė skiriasi? Čia gal ir apie poveikį jų organizmui ir sveikatai ir turbūt apie kategorijas kažkokias. Man labai sunku šnekėti, nes su vaikais aš nedirbu. Ačiū Dievui. Bet tie, kas dirba, pavyzdžiui, daktarė Vilma Andrijauskienė, tai sako, kad su vaikais yra žymiai sunkiau dirbti, nes yra tas fiziologinis išprotėjimas paauglių, tas nuo 13 iki 15 metų. Sunkiau gautas su savim ir taisyklė, tėvų reakcija ne visą laiką būna tokia, kaip sakyti, sinchroniška. Medikų pastangoms padėti. Sudėtingiau. Tokia dalyvės pastaba ir komentaras, kad daktaro Badaro ši paskaita turi būti privaloma mokyklos. Čia gal jums įdomu refleksija tokia išgirsti į tai, ką jūs šiandien pasakojate. Kitas dalykas, kas tas, sako, prieš porą metų teko susidurti su faktu, jog šeimos gydytojai nežino, kas yra vadinamasis smailas. Tai aš prisipažinsiu irgi nežinau, bet aš nesu šeimos gydytoja, tai turbūt galiu turėti šią spragą.
Tai vat, ir apskritai, kas tas smailas, jeigu jūs galėtumėte paaiškinti, Nu, tas tai tokia terminija. čia yra slengas, ta prasme, taip gražiai šypsenėlė pavadintas, ne tai kad gana, bet labai pavojingas produktas sintetinių kanabinoidų mišiniais. Ir jūs matėte tą smailą, tas prakastas liežuvis. Smailas, toks ir yra smailas, kai liežuvis susūta. Smailą yra šypsenėlė. Marketinginis dalykas. Tai yra sintetiniai kanabinoidai. Bet tai yra iš tiesų produktas, kuris labai įdomus. Vien mano atmintie, aš sunkiai buvo pardavinėjami pradžioj gryni, tokiuose, kaip taisyklė, domino kauliukuose, po to buvo tas spaisas, tai yra buvo pilami, purškiami ant tokių egzotinių žolių ir netgi pardavinėjama kaip arbatose. Lietuvoje buvo 9 parduotuvės legalios keistų pavadinimo Amsterdamas. Žvengiamės, tai sako, pusę metų prabuvo dingo, tada atėjo elektroninių cigarečių laikas, kai nešėjas keičiasi medžiagos lieka. Dabar jau Lietuvoje pasirodė guminukai, sintetinis kanabinoidai. Jau pediatrai. Tai dabar, anksčiau mes juos mokinam, dabar jie mus mokina. Sakė, matom, guminukai, gražiai atrodo. Ir parašyta, kad THC. Ir kiekviena narkotinė medžiaga visą laiką turi savo kažkokį pavadinimą, nickname vadinamą. Jo, iš pradžių labai gražiai esas abapinaka, čia vienas tų klasikinių medžiagų. Beje, sintetiniai kanabinoidai pirmą kartą buvo susintetinti farmacininkų su labai kilniu tikslu ir iš tiesų jie iki šiol naudojami. Savo jie turi, bet žmonės kitą pasigavo, kaip sakyti, jų nešamą efektą, tai yra, kad duoda tą high. Bet jie savo yra apetito gerinimą, jie duoda ir pykinimo šiek tiek mažinimą. Tas vaistas iki šiol yra vartojamas, nuo kurio prasidėjo šita visa jų epopėja. O anksčiau jie būdavo vadinami taip, kaip sakėt, romantiškais vardais ir nikais, dabar kaip regitros numeriai, 3 raidės, 3 skaičiai. Nes dabar jų dabar yra virš 260. Rytoj, aš manau, mes daisim kažkur iki 300. Rytoj bus publikacija, rytoj bus labai įdomu. Pristatinės Europos ataskaitą. Ne, tai jie tai maždaug tradiciškai po 40-50 per metus naujų medžiagų. Bet tos komunikacijos pasirinkimas, turbūt irgi labai svarbu, ar ne, tas smegenys kaip keliauja, kai tu romantizuoji tos pavadinimus. Jo, tai čia iškas šypsenėlė. Būtų pasakyta koks nors, Grateful Dead ar dar kas nors tokio, bet ir tai patiktų vaikam. Bet skaičiai, kaip sakot, jie nuima tą tokį kažkokios romantiką nuima, jo, bet su skaičiais nepasirinka. Nors yra dabar medžiagų kitų grupių, kur su skaičiais, CMC, 3 CMC, 4 CMC. Bet čia jau vyresniesiems, o vaikams reikia gražių pavadinimų. Robertai, toks klausimas dar, ką jūs galėtumėte papasakoti apie kramtomą, čiulpiamą tabaką? Jūs irgi jau plinta mokyklose? Snusas, jo, čia mokykla. Va, irgi turi savo pavadinimą iš karto, ar ne? Jo, jisai, pas mane ateina mano studentai ir sako, daktaris, aišku, nežino, bet sakė, čia Švedijoje yra sukurtas naujas dalykas, kurį dabar mes čia atsivežėme į Lietuvą. Sakau, jaunuoliai, šitas dalykas buvo naujas 1492 metais, kai Kristopas Kolumbas iš Haičio jį parvežė į Europą. Tai jis buvo naujas. Tik tiek, kad jisai Europoje tokio didelio populiarumo kaip rūkomas tabakas nerado, bet Skandinavijoje prigijo. Ir beje, tai yra viena iš seniausių tabako vartojimo formų. Tai pirmasis yra uostomasis, antras yra kramtomasis, rūkomasis atsirado vėliau. Jeigu taip Amerikų istoriją žiūrėti, tai kad jis toks naujas, tai jau, jeigu Kolumbas naujas, tai šitas naujas. Bet jisai iš tiesų plinta ir snusas, kaip sakiau, irgi turi, objektyvų modelį reikia pasakyti, kad jisai turi tą modified risk, kaip ir vienas iš šildomo tabako produktų. Modified risk, pačių vėžių sumažėja, nors bendrai sumažėja populiacijų lyginant rūkančių ir kramtančių, bet padidėja procentualiai burnos vėžių, bet bendras toks, bendrai imtis vėžių sumažėja.
Toks klausimas, kaip vertinate kai kurių pasaulio šalių veiksmus siekti, kad užaugtų nauja jaunimo karta iš vis be dūmų? Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje skinasi kelią toks įstatymas, drausiantis parduoti cigaretes jaunuoliams, kurie gimė yra po 2009 metų. Kaip jums, pavyzdžiui, vienas iš tokių kelių? Su visa mano pagarba, anglų sveikatos sistemai, bet tenai tabako tyrimus vadovauja buvęs Vilniaus universiteto auklėtinis, doktorantas. Tai šitą idėją ne Anglijoje kilo. Anglija, kaip jūs sakėte, kūrybiškai pasiėmė, man atrodo, Naujojoje Zelandijoje pirmoji buvo, po to Australai bandė kažką daryti, bet idėja yra tokia, kad, didint amžių, kad žmonės ateitų karta, kuri neturėtų. Ir kai kas čia, aišku, labai priešinasi, kaip čia, labai nesunku spėti, kad čia priešinasi, bet pasiūla visą laiką formuoja paklausą. Visą laiką formuoja. Ir to nereikia. Čia yra rinkos dėsnis. Atsiras, kas pirks bet kuriuo atveju, jeigu tik pasiūlys kažką, ar ne? Taip, čia, kaip sakyti, aš nesu ekonomistas, bet aš esu 2 ekonomistų tėvas, tai kažką suprantu, 2 ekonomistų sūnų. Bet su tokia tarpinė tarp medicinos ir ekonomikos, tarp disciplinės rytis, bet pasiūla formuoja paklausą ir tokios pastangos, ką rodo? Ar jos sėkmingos, aš nežinau, bet tai rodo, kad žmonės rūpina. Žmonėm rūpi, kaip gyvens jų paaugliai po keliasdešimt metų. Nes mums toliau rinkimų kol kas nelabai kažkai rūpina. Ir netgi savo rinkimai rūpi, Europos nelabai tą parodė rezultatai, nelabai neteina balsuoti. Ir mes nežiūrime į priekį. Mes neturim tokių, nepakankamai turim tokių strateginių žiūrėjimų. Ir paskutinis dalykas apie tokią vidinę savo strategiją, čia pat savo rate. Kai tėvai rūko, o vaikams nedaryk taip. Dažnas toks dalykas, jūs šypsotės. Tai taip, bet čia. Bet tai nėra pats blogiausias dalykas. Blogiausias dalykas, kai tėvai gina teisę, gali, ne tai, kad kaip tu mokytoją atimai iš mano vaiko elektroninį. Gražink čia, mes jam nupirkom ir nedrįsk klysti. Brangiai mokėjom, ar ne? Mes brangiai mokėjom. Ir dėja tai dar yra. Aš jau galvoju, kad tai jau prieš 10 metų, bet ne, dar yra. Tu mane aiškink, kad žinau, aš skaičiau ten socialiniuose tinkluose, kad tai yra labai gerai. Tai vaikas nekalbas, kad turi beatvačius tėvus, tu nepasirinksi. Bet tokių yra. Bet nuo savęs atsigręžti pirmą suaugusiems į save sąmoningai, tada kažko reikalauti iš vaikų? Ne, tai jeigu čia nežiūrėk, ką aš darau, klausyk, ką aš sakau, tai čia tas neveikia. Visi, kas turi vaikų, tai puikiai žino. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums.